Labas, pasidalinsiu, kam tau reikalingas yra šitas maisto papildas iš tavo e-shopo. Tai čia yra Pure pavadinimu, jį savo e-shop'e rasi Pure pavadinimu ir jisai labai iš tikrųjų praverčia tada, jeigu tu pastebėjai, kad pas tavai yra akies trūkčiavimas, mėšlungis, arba galbūt esi nerviškai įsitempusi, arba galbūt dar, jeigu tu vartoji vaistus ir pas tai yra problemos su kepenimis, arba galbūt kažkokia šiaip kepenų liga. Tikrai padeda, idealu yra vartoti kelis mėnesius, kaip ir visus papildus. Rekomenduojama vartoti 3 mėnesius, 30 kapsulyčių yra, po vieną kapsulę į dieną. Aš asmeniškai pati tai būtent vartoju dėl to, kad pavasarį, aš vartoju jos pavasarį labai dažnai, ir pavasarį aš pastebėjau, kad aš turiu problemą kad nerviškai esu įsitempus, tiesiog greičiau užsivedu, tiesiog dirglesnė esu. Tai dėl to aš vartoju būtent tam, kad nervam, nes pavasarį rekomenduojama yra susikoncentruoti į papildus, kurie skirti yra arba smegenų veiklai, B grupės vitaminai, arba nervų sistemai, nes būna nervų sistema po žiemos, po tamsaus laikotarpio labai tiesiog nusilpusi. Tai dėl to aš pati vartoju, taip pat esu turėjus problemų su kepenimis, tai irgi vartoju 3 mėnesius. Tai aš pagrindė kiek esu pati vartojus, tai vartojus 3 mėnesius. Tau rekomenduočiau irgi vartoti pavasarį 3 mėnesius, jeigu turi problemų su kepenimis, tada padaryti pertrauką ir vėl vartoti. Tai turėk omeny, jeigu kepenų problemos, jeigu vartoji vaistus, tai aišku, tau būtinai, net nesvarbu, kuris metų laikas, tau reikėtų juos gerti 3 mėnesius, kaip visus papildus rekomenduojama, ir tikrai yra kokybiški, tikrai geri. Magnis yra labai gerai, iš tikrųjų, jeigu yra problemos būtent su smegenim, jeigu tu dažnai iš tikrųjų turi vairuoti, augini vaikus, galbūt darbas psichologinis ir pas tave visą laiką turi suktis realiai magnis, B grupės vitaminai, kad tu susikaupus būtum, išlaikytum koncentraciją ir nebūtum irzli, nes jau kai esi irzli, jau reiškia yra deficitas. Tai va, tai šitą papildą rasi savo e-shop'e ir beje, jeigu turiu problemų su rūgštingumu, man buvo etapas, kai iš tikrųjų man kažkaip buvo labai sunku ir jas nuryti, ir buvo problemų su rūgštingumu, tai tada aš vartojau, jas gerdavau, tada gerdavau alijošių su akai, tam, kad tiesiog tą rūgštį sumažint. Viskas, baigiu, nes mano mažiukė jau pyksta, nori valgyti. Tai šį kartą tiek, tikiuosi buvo naudinga, nepamiršk uždėti širdelę ir įsigyti iš savo e-shop.